Jei ką, skambink mamai ir mūsų svečiuose šiandien sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas. Labą dieną, Juozai. Miela malonu. Labą dieną. Juozai, ar visos mūsų sveikatos bėdos prasideda nuo silpno kūno? Čia, žinai, tu beveik kvautinį tą mano knygos viršelį. Taip, Silpnumas yra liga. Didžiąją dalimi, aš gal dalinsiu taip atsakymą savo. Tai yra, tavo sveikata iš dalies yra tavo galva ir tavo kūnas. Ir jeigu tavo kūnas yra, taip sakant, šiek tiek palūžęs ir silpnas, tai taip, čia gali būti šaknis visų problemų. Bet tai yra viena kita sekantys dalykai. Tai taip. Supratau, o pavyzdžiui, kaip atsitiko, kad šiandien, pavyzdžiui, man žmogui, kuris visą gyvenimą turėjo savo mylimą sportą, žaidybinį nuo jaunystės, įkalbino dukra, kad man jau laikas užsimesti ant pečių štangas, nes kitaip nieko nebus. Ir tą ne tik aš darau, tą daro visas pasaulis. Taip, visas vyresnio amžiaus moteris. Šiaip pastaruoju metu, kuo toliau, tai tuo daugiau matau, kad visos vyresnės moteris ir net jaunesnės, kad iš principo keičia savo fitness rutiną ir mes nueinam nuo tų labiau kardio treniruočių prie sunkumų kilnojimo. Tai pakeitė rašė straipsnį ir Victoria Beckham, ir Kim Kardashian, ir Jennifer Aniston. Visos 26 metais kilnoja sunkumus. Tai ar čia dar vienas fitness atrendas? Jau metam dabar reforma ir pilates susišona. Ir visi kilnosim svorius, ar čia tikrai yra ta tokia išskirtinė nauda, apie kurią mes gal tiesiog nežinojom anksčiau? Aš manau, kad čia irgi biški susijęta su pačiu to medicininiu ir moksliniu pasauliu, kad mes pradedam vis daugiau demistifikuoti procesų, tam tikrų arba produktų. Čia, žinai, kažkurio metu buvo riebalai blogiausiai, po to, žinai, riebalai gerai, kiaušiniai blogai, gerai. Na ir, taip sakant, tos mados užeina praeina, bet techniškai viskas eina prie to, kad mes turime mažiau mitų pasaulyje ir vis daugiau tiesos atsiranda. Tai, kas susiję dabar su ta pačia jėga, kaip kintamuoju. Tai yra, anksčiau buvo nurašyti, kad vis stipriai turi būti tik vyrai, nes jie ten kariauja, turi nešioti ir taip toliau, moteris tegul namie būna. Na taip, čia kaip ir sakau, pasaulis galbūt lėja, bet ir tuo pačiu visi mes pradedam pastebėti, kad nėra tokių aiškių ribų tarp, kas yra vienam skirta, kas kitam skirta. Tai turbūt atsakymas tą klausimą, ar tai yra dabartinė mada? Ne, nes iš esmės pamatyti, kad jėga yra vienas iš kintamųjų, kuris yra sudarantis tavo bendrą sveikatą. Čia, žinai, tokia biški išplečiant tai iš šonus yra, kad yra plastiškumas, ištvermė ir jėga yra 3 pagrindiniai kintamieji žmogus kūno. Taip. Tai ir nuo kintamųjų iš esmės, kad plastiškumas yra apie tavo gebėjimą judėti erdvėje, neįkvojant energijos. Galiu galiu pasilenkti tenais prie žemės ir niekur nereikia įsitempti, kad pasiekčiau. Ištvermė yra apie ekonomiškumą. Tai yra, kuo tu iš esmės esi ištvermingesnis, tuo ekonomiškesnis. Reiškia, čia pavyzdys, kai mus laika ilgų distancijų bėgikus. Tai jie iš esmės, kaip sakau, yra kuo geresnis arba ilgiau sportuojantis maratonininkas, tuo jis yra smulkesnis. Nes, ekonomiškumas reiškia neturėk ant savęs daug, bet labai gerai naudok energiją. Taip. Tai tokia atveju jie labai turi gerą, kaip ten žemos pulsas, geros išmetimo frakcijų širdies kaip rodiklio, tuo pačiu ir masės nelabai nedaug. Jėgos faktorius iš esmės yra apie tokį, žinai, tankumą ir stabilumą, bet ir tuo pačiu tai yra apie atsistatymą ir gyjimą. Nes, labai jeigu išstumsime į kraštutinumą tą jėgą, kad jinai yra vienintelis kriterijus, kurį lavini, tai kūnas patampa tankesnis, tai reiškia, žinai, tu turi daugiau raumenų, daugiau kaulų, daugiau raiščių, bet ir tuo pačiu kartu su raumenimis ateina ir geresnė kraujotaka, nes mėsa yra raudona, nes pilna kapiliarų. Tai iš esmės, kuo žmogus yra stipresnis, tuo jis geriau yra išvagotas kapiliarais arba kraujagyslėm, bet reiškia, tuo jis greičiau ir gyja. Ir dabar, kai aš, taip sakant, tos 3 kintamosius sudedu į vieną, tai yra tas plastiškumas, jėga ir ištvermė, tai visų reikia po truputį, kad tu būtum sveikas. Tai, taip sakant, iš kitos pusės, jeigu tu esi tiesiog, sakykime, labai silpnas, bet plastiškas ir ištvermingas, tai gerai, tu gal ir būsi sveikas, iki kol vyks trauma. O kai vyks trauma, tavo gyjimas bus ribojamas, nes tu tiesiog slabakas, paprastai šnekant. Tai mes kartai komandoje tinklinio, kurioje žaidžiu dabar, net ir dabar dar, ar ne, mes pastebėjom tokį dalyką, kad po 40 ir savo jaunesniem kolegiams sakam, pradedam traumuotis. Kodėl tai vyksta, ką mes darom ne taip ir kaip tai spręsti apskritai, kaip greičiau susipažinti su savo kūnu, nes aš toks įspūdis, kad su juo pradedu susipažinti tik dabar pakankamai brandžiame amžiuje. Darydama tuos pačius dalykus. Kokie tie ankstyvesni ženklai, nes mes matyt, ypač kai profesionaliai sportuodavom, mes įpratusios, žinai, sportuoji, raumenis skauda, normalu, gerai, kad skauda. Kažką biški pasitempiai, skauda, mėnesį, 2, po to visą laiką pasirodo pati nustačiurna ir normalizuoja ir šitą. Tai ar mes gal praleidžiam tuos signalus? Didžiąją dalimi tai, ką jūs pasakojate, profesionalus atletas, jūs turėt savo žaidimą, kurį žaidėte. Taip. Iš tos perspektyvos man čia biški
irgi pareflektuosiu į būsias patirtis, kai dar sporto dispanserį su vaikais dirbdavau, nes ten būdavo panašus klausimas iš tėvų. Tai yra, ten, mano vaikas sportuoja futbolą, o ką jam gal sportuoti kitą, kad jis būtų sveikesnis. Na, žinai, aš ten galiu pačiupinėti tą žmogų, žinai, pasižiūrėti visokius kraujo rodiklius ir taip, mano, kad ir ką aš ten išmatysiu, mano atsakymas bus, o tai ką vaikas nori sportuoti? Nes, fundamentaliai turim pirmą surasti, ką tu mėgsti daryti ir tada ant viršaus klijuoti kitus kintamosius. Tai iš savęs pagrindinis sportas visą laiką kažką duoda. Tas pats tinklinis. Ten duos sprogsamosios jėgos, duos plastiškumo, duos ištvermės. Jėgos grinosios biškai gal mažiau, bet to pačiu daug dinamikos, reiškia, tikimybė kažką nikstelti, timtelti, pasitemti yra eksponentiškai didesnė. Bet tavi iš esmės ribos tas faktorius, kaip su toje gal išnekėjom, kad tu nespėsi pakankamai greit gydyti, ypač kai pradės amžius prisidėti kaip kintamasis. Nes kuo esi vyresnis, to prastesnė kraujotaka, tuo raumenų mažiau, reiškia, ir lėčiau gyji. Tai čia gal labiau aš pasakyčiau taip, kad visą laiką mes turime išsirinkti kažkokį sportą arba savo veiksmą, kurį mes mėgstame daryti. O kai išsirinki, tada pareikia kvestionuoti, ko jis tau neduoda. Ir čia vėl grįžtu prie tų 3 kintamųjų, ką mes prieš tai šnekėjome. Nes mes, jeigu ilgiau gyja kažkoks dalykas, va ten čiurnos, ten ilgiau patinusios būna po traumos, kažkas negerai, nes raiščiai turi sugyti per 2 savaitės. Nesugyja, tai kažkas tai negerai. Ir tada klausimas, žinai, ar negerai, nes per daug krūvio, ar negerai, nes prastai maitiniesi, ar negerai dėl to, kad tu šiaip kūnas yra per silpnas kažkuria prasme. Tai tos tokios diferencinės diagnostikos reikia, bet čia irgi turbūt sudėtingas klausimas yra, kaip pačiam tą įsivertinti, nes man gal lengva taip komunikuoti, bet... Labai sudėtinga. Net ir sunku savo pasakyti, o kada po fizinio krūvio aš jau atsistačiau, kada aš vėl galiu eiti sportuoti, ar ne? Kas tai yra? Ar jį visada turi jau mausti tam tikrų, ar turi nejausti visai skausmo? Jaunystė virsta patirtim per skausmą. Tai iš esmės tu turi gyventi savo gyvenimą, žaisti savo žaidimus ir džiaugti savo veiklomis. Ir kai vyks problema, tu turi pradėti, sakant, įvertinti prospektyviai, kas ten galėjo būti ne taip. Arba tu pats galvoji, žinai, gal aš buvau durnas ir sportavau nepamegojęs ar ten nepavalgęs. Arba gal, tai jau kartojas, reiškia, man reikia iškyti detalesnės analizės ir aš pats to nepamatysiu, reiškia, man reikia specialistų. Taip. Bet fundamentaliai, čia man primena čiut net tos ortoreksijos temą. Ortoreksija yra, kai žmonės yra liguistai, domisi savo mitybą. Ir kaip anoreksija yra patologija arba liga, kai žmonės... Bet tai jinai dabar, ant bango šita liga, kurią įvardinti. Taip, ortoreksija yra labai naujadaras ir nauja liga, bet tai yra, kur tu, jeigu tik tais tu nepakankamai suvalgiai baltymų, o tau reikia suvalgyti 120, suvalgyti tik 100, jau dabar aš turiu jaustis prastai, nes nesuvalgiu pakankamai. Čia yra patologija galvoje. Tai... iš tos pačios perspektyvos vertinant tą patį sportą. Tai yra, tu neturi žiūrėti į krūvį ir savo sveikatą, liguistai, kad kol aš kažko nedarysiu, tol aš būsiu ligotas. Ne, tu esi sveikas, iki kol atvyksta problema. Ir kai vyks problema, tada tu analizuok, ar kažkas yra negerai. Nes jeigu kartojas, kaip tu sakai, tau žinai, savaitė iš savaitės, metai iš metų arba sezonas iš sezono, vis kartojas ta pati problema. Tai kažkas vis yra praleidžiama ir tai reikia atsižvelgti. Tai tada taisai tą kažką savo savyje. Bet iki kol tai nesikartoja, tol nebandai ieškoti, kaip apeiti problemų, kurios dar neiškilo. Taip, čia iš tikrųjų gerą vietą paminėjai, kad nieko ir nereikia daryti kitaip. Pirmą kartą, kai nutrūko meniskas, sprendė jau problemą ir taip atsiranda vis daugiau tų šalutinių dalykų, ką turi daryti, kad ateityje taip neatsitiktų. Bet gal tai susiję amžius būtent ir su tuo faktu, kad vis dėlto moterims ypatingai nuo 30 gal net metų pradeda mažėti kaulų tankis kiekvienais metais. Ir raumenų masė nykti, taip? Taip. Ir bendrai žmonėms irgi, ir vyrams lygiai taip pat, kad moterims aš esu girdėjus, kad šiek tiek jautresnis šitas procesas. Tai moterims čia gal irgi, mes kartais buferių tiesiog vadinam, tai yra kiek tu turi rezervą, žinai, kiek tu turi rezervą geležies, natrio, kaulų, čia paim bet kokią struktūrą, tai yra rezervas. Tai moteris tiesiog natūraliai turi mažiau rezervos su kauliu ir raumenėmase, nes moteriška predispozicija. Moteris yra lankstesnis už vyrus, tai moteris turi daugiau lankstumo negu vyrai. Taip. Tai čia lyčių skirtumas ir tiek. Tai iš tos perspektyvos, artėjant 40 ir moterų tas lūžis yra 50, kur tai eksponentiškai pagreitėja, nes menopauzė įvyksta, nes išnyksta moteriškų hormonų tiesiog kiekis. Arba sumažėjęs, taigi, tai... Nežinau, čia tas toks atsakymas keistas yra, nes didžiąją dalimi tas kūnas su laiku keičiasi ir tu neturi vėlgi grįžti prie to liguistai bandyti kažko taisyti, kol neiškyra problema. Tai aš nežinau, ką daugiau. Man nereikia dabar kiekvieną dieną galvoti apie tai, kad aš turiu būtinai 3 jėgos treniruotės per savaitę padaryti, kad mano kaulų tankis nemažėtų. Taip. Žinai, mes čia paliečiam įdomesnę potemę. Nes labai su tokiu informacijos srautu, ką mes šiai dienai gaudam, tai iš tikrųjų galima iš šitą nuvažiuoti labai ramiai. Mes tada paliečiam šiek tiek kitasnę temą, tai yra, o kam būti sveikam? Sveikata turi būti tikslas
kaip čia, tu nori būti sveikas, kad galėtum daryti A, B arba C. Nori būti sveikas, nes noriu, nežinau, žaisti su vaiku. Tu nori būti sveikas, nes nori žaisti tinklinį. Tu nori būti sveikas, nes nori, kad tau neskaudėtų nugaros, kai dirbu, nes man darbas svarbu. Tai sveikata yra įrankis kažkam. Būti tiesiog sveikam yra, čia mes irgi paliečiam tą modernę kultūrą, kurio tiek daug informacijos, kad tu jau žinai biškai toks apdaužytas jos pastoviai. Visiškai ir longevity, viskas, tu turi nuolat viską matuoti, žiūrėti. Galvok apie miegą, apie kaulus, apie baltymus, apie draugus, apie šunis. Tai kada gyventi, tik reikia sekti situaciją. Jo, tai, o tai, žinai, aš, sakau, toks prasideda filosofinė išvedžiojimai, tarsi, su klientais, kai kuriais būna, kai ateina konsultacijas. Tenais man tipo skauda nugarą, skauda kelį, man ten tas yra. Čia, jeigu tai nėra grynai stūginis pažinimas, kur įplyšo kažkas ir reikia operuoti, bet tiesiog, sakau, bendriniai skundai. Sakau, tai tą jūs norite išspręsti, o kam? Ką jūs po to darysite? Nes kas pasikeis gyvenime tada? Nes, manau, o kokiu tu tikslu bandai? Nes jeigu nėra aiškaus fundamentalaus tikslo, kuris sako, man skauda. Bet šiaip aš nenoriu nieko kitaip daryti, tiesiog noriu, kad neskaudėtų. Ir labai reflektuoju su vieną klientą, kuris buvo nuoširdžiausias atsakymas į kodėl jis nori, kad jam nugaros neskaudėtų. Toksai buvo Henrikas, plius minus 60 metų. Ir kai čia irgi jis ateina, man ten buvo pora išvaržų, atsiuntė šiandien traumatologas pas jūs, jos operuotos, bet dabar vėl paumėjo skausmai, gerai, kalbos su juo ir tada tai yra Henriko, kodėl dabar susisgrybai? Nes jau problemos jau 15 metų yra. Taip. Mano nukas to gims. Aš jį ant pečių dar nešioti. Ai, taip. Easy, žiūrėk, tavo motivacijos, aš net nebejoju, kad čia yra pilna. Tikrai pavyks, sutvarkysim, žinok, net tą problemą. Ir jo, ten, žinai, kaip sakau, kai tas aiškus yra tikslas, tas žmogus ten 3-4 mėnesiai, jisai daro, ką reikia daryti ir jeigu staiga jam, žinai, kaip čia dabar, jam nėra to, kur man atsibodo, čia per sunku, jam nėra to, nes jis žino, kad jis nori su nuką nešioti. Ir tai, žinai, susitvarkys problemas labai natūraliai. Priešingai, jeigu tu tiksliai nežinai, dėl ko tai darai, tave labai greit išmuš iš vėžių tiesiog. Aš dabar kilnau svorius, nežinau, su štanga, bet man tenais biškai buvo sunku kažkurį treniruoti arba kelias treniruoti šilės, bet mačiau tenais buvo dabar TikTokas, kur ten su gira galim tą padaryti. Dabar su gira tai darysiu. Dažnai ten su gira nepatinka, dabar aš dabar su ganteliais, dabar kalstenika ir tu pradedi šokinėti, nors tu tai darai ne dėl to, kad kažką manai pasiekti, dėl to, kad ant bangos kažkokios sušokai. Bet tai va dabar man iš karto klausimas, o kiek galima, ar yra saugu žiūrėti va tas visas internetinės ar ne sporto laidelės ir bandyti kiekvieną prisitaikyti savo pačiam asmeniškai? Ne sporto laidelės, būtent TikTokai, kur ypatingai trumpas tas video, nes jeigu sporto laida, tai gal kažkokia labai detali gali būti. Gal tik to, gal tuos trumpus dalykus, kur paimkim tą, pakelkim tą ir dabar būsim gražus, išgerkim dar papildų, tai iš vis pamatom nuostabų kūną, kiek tai yra realu ir kiek tai yra feikas. TikTokai yra iš esmės modernioji bulvarkė, tai yra iš esmės tas yellow pages vadinamieji. Tu gauni daug labai tos informacijos, kuri didžiąją dalimi yra greitas maistas, kuris nelabai yra naudingas arba pritaikomas. Aš irgi kalbu taip bendrinu tai, kad tai yra didžiąją dalimi reklama ir marketingas kažkam, jeigu mes kalbame apie turpos rytus, bet jie nėra informacijos šaltinis tiesiogiai. Nes, kaip aš taip labai akademiškai kartais pažiūrėsiu, jeigu man ateina koks nors, ar kineziterapeutas, ar kad ir koks medikas ir ten sako, kad, o dabar, žinai, mes turėtume daryti ten kitaip šitos dalykus. Taip, okei, o kodėl? Ir jis tai va, TikTok'e rodė. Ar tu juokauji? Čia ne šaltinis yra informacija, nes turi būti kažkokia logina tam seka. Tai didžiąją dalimi aš linkęs netikėti ir nepasitikėti tais dalykais ir, kaip sakau, jūs turit man įrodyti, kodėl tai yra tiesa, o ne kad būtent taip reikia daryti. Tai yra pernelyg apkramtyta ir pernelyg, kaip sakau, tai nėra pritaikyta jums, ką jūs pasižiūrite. O kad būtų pritaikyta jums, tai turi būti protestuota per jumis, kitaip tariant. Arba tas žmogus dirba, kuris tai taiko su konkrečiai jūsų grupe, arba tai yra, kažkaip kitaip, nežinau, jums unifikuota arba standartizuota. Bet galinos, ne, tai yra... O ką tu pasakytum, pavyzdžiui, kuo tavo praktika, tavo filosofija sporto skiriasi yra pranašesnė už kitas filosofijas, nes jų irgi yra daug, ar ne, jeigu mes parinktumėm? Kas daugiau pakel zuikių uodegą negu jis. Ne, tai mes norim suprasti, nes tave pagauna visur, visokie, kad reikia ten tempti kūną, ten tą daryti, grėti reformerius, dar kažkur bėgti. Dar nebandžiau aš iš tikrųjų, bet mane tiesiog kažkaip labai pasiekė didžiulę bangą ir aš nesupratau, kaip. Kaip mums pagauti?
konkrečiai dabar sugrįžkim prie tavo filosofijos. Kuo jinai grįsta ir kuo jinai pranašesnė už kitas? Aš to atsakysiu, bet kai jis reformeris pasakyk kur, nes aš labai irgi noriu pabandyti. Gerai, išsiaiškis, aš žinau, reikia dabar labai daug, ant kiekvieno kampo greitio, sakė, reikia eiti bandyti. Tai va, ir būtent reikia, kad būtų, žinai, kažkas kokybiškesnė, nes buvo žmona nueisi vieną ir sakė, tragedija, nu ten buvo taip tragedija. Buvo žmona vieną nueisi, čia neminėsim kur, bet kur sako, viskas kaip iš lanksniuko gražiai atrodo, bet taip atsainiai vedama ir sako, aš kaip nieko bendro tiesiogiai su reformeriais nedarant, bet, nu, jogą ir treniruotės vedant yra. Tai sako, aš matau, kaip tas žmogus taip nežiūri į detalės, kad aš suprantu, kad tai yra negerai mokoma. Tai va, tai yra geresnės vietos. Bet grįžtant prie tos pačios, nu, kaip mes funkcionuojame pas mus institucijai, tai irgi čia su biškita preambulė reikia, kad kodėl pas mus yra tokia institucija arba kodėl aš ne kokiose santose dirbantis. Nes fundamentaliai irgi, kaip sakau, kaip sporto medikas, kai baigi, tiesiog turi tokią paletį įrankių, kurie yra skirti kažkam diagnozuoti. Nežinai, ten kelio raiščio tendinitas, sausgylės uždegimas, arba tenais gali būti koks nors antinkščių kažkoks išsekimas, kuris pasireiškia kaip nemiga ir tai labai riboja atsistatymą. Nu, tai tu gali diferencijuoti dalykus ir diagnozuoti. Viskas gerai. Bet kai jos diagnozuoja ir tada, nu, tai ką, siunti dietologui, siunti kineziterapeutui, siunti masažuotojui, nu, tai turi komandą tų savo, vadinkime, tokių reabilitacijos specialistų, su kuriais tu dirbi, kuriems siuntinėjai. Bet tada buvo toks, nu, niuansas ir klausimas man, o tai gerai, jeigu aš galiu diagnozuoti ir suprantu, kad, nu, dabar tau reikia pastą ir tą, bet aš nežinau, kaip tiksliai komunikuoti su tuo žmogumi, nes mano žinios yra ribotos. Tai tiesiog gavos, kad mano asmeniniai toj praktikoje labai trūko papildomų žinių, kuris yra praktikinės. Tai yra, kaip reikia treniruoti, kaip reikia mitybą konsultuoti, kaip reikia masažuoti, minkyti, whatever, manualinės daryti. Tai iš to ir gimė, kad iš pradžių tiesiog diagnozuoji, po to tu bandai pats taisyti tos dalykus, o kai tu plius-minus supranti, kaip veikia ta posistemė, ta pati, žinai, manualinė terapija, gerai, tai dabar aš jau iš mes galiu pradėti rinkti aplink savo manualistus, kuriuos aš galiu pats vertinti, ar jie kokybiškai ar nekaišiai dirba. Tai iš esmės visa ta mūsų tokia klinikos koncepcija, arba kodėl aš sakau, kad mes pakankamai individualizuoti patampame, nes, nu, pirminis, jeigu tu esi ne žmogus, kuris ateina su skundu akivaizdžiu, nu, čia, siunčia neurologas arba siunčia koks kardiologas, kur ten jums, jis turi išsėtinio kokią sklerozę arba kitą problemą. Nu, tai jeigu tai netoks asmo, nu, tai žiūrėk, jums reikia tiesiog bendrinio lavinimo ir treniravimo, tai mes neįsime į dar kol kas detalės, mums tiesiog reikia bendrą tokią pamatą sudėti. Bet jeigu yra kažkokia patologija, nu, tai tuomet vyksta visas kūno diferencinė diagnostika, kur tu gultai žmogų ant stalo, nes pratampai visas galūnės, pramaigai visus raumenis, kurie daugiau įstempia, kurie mažesni, pasidarytum tikrą prasme žemėlapį, koks yra tas kūnas. Ir gal tą informaciją turi vertinti. Ar mes norime tiesiog dabar bendrą lavinimą daryti, ar mes turime kažkokias vietas atsižvelgti kaip ribojančius faktorius. Netgi tas pats yra, vėlgi, sakau, čia apie bendrą fizinį lavinimą ir treniravimąsi, gal pasakykime. Tai yra toksai sverto principas, beje, kad tavo kūnas patiria stresą, nes va, tu eisi, bėgsi, kilnosi, nesvarbu, tai yra tu kumuliuoji nuovargį. Ir tada vyks atsistatymas, kur tu ilsiesi ir dedi į savo maistą, kad užlopytum skilės. Ir jeigu tie du dalykai subalansuoti tarpusavyje, nu, tai įvyks adaptacija, tu sustiprėjai. Jeigu nebalansuoti, reiškia, buvo arba per daug streso, arba per mažai atsistatymo, nu, tai tuomet tu silpnėjai, nes tu sekini save. Tai visa, taip sakau, sporto medicinos šaknis sukasi aplink tą muziką, kur ar yra subalansuotas stresas su atsistatymu. Nes jeigu nebalansuota, tai pasireiškia kaip skauda kelias, skauda galva, neišsimiegu, kažkas negerai. Nes santykis blogas yra parinktas. Kai ateina žmogus ir yra problema kartojasi vis, tu turi suprasti, kur yra ribojantys faktoriai. Ir labai džiugu, kai žmogus jau pradeda kilnuoti ir viskas išsprendžiasi. Nuostabu. Jums tiesiog reikėjo daugiau vieno faktoriaus ir nieko daugiau čia nereikia keisti. Nelendami detalės. Kokiu tenais ortezių, ten tų vidpadžių, nekalbam, bet tai mes ten kalbėsime baltymus, nekalbėsime ką. Jeigu išsisprendė vieno kilnojimo, volia, nelendam giliau nei reikia. O kodėl būtent kilnojimas? Nes stresas yra, kaip pats minėjai. Bėgant stresas yra, plaukiant stresas yra. Taip. Tai ir čia prieš tai mano minėtas, kad jūs abi žaidė savo žaidimus. Tai žaidimai lavina vienus arba kitus faktorius. Tai kilnojimas iš savęs jis yra labai nespecifinis, kitaip tariant, per pritūpimo pakelimą nuo žemės, pakelimą virš galvos, sudirba per tuos 3 judesius jau yra, realiai tu sudarbini visą savo raumenyną. Tai yra, pilnai turi surinkti čiurną, kelį, klubą, rankas pakelti ir taip toliau. Reiškia, čia mes paimame visas grandinės dalis. Mes neizoliuojam ne vienos dalies, kaip kad šita yra svarbesnė. Ir čia turbūt tas atitolinimas yra, kad yra sportai ir yra bendras lavinimas. Taip. Tai kilnojimas esmės yra papuola į bendrą lavinimą, jis nespecializuoja tavęs, jis nepadarė tavęs gerų niekur, nes padaro viską po truputį duoda. Tai ko mums iš mes daugiausiai reikia, kai kalbame apie bendrą sveikatą. Čia kaip netgi žmonės irgi tas būna apie nebūtinai treniravimąsi, bet apie bendro kūno sveikatą iš raumenų pusės būna atsakymas, kad
Man nereikia, kad būtų stiprus pečiai arba klubai. Man reikia, kad tiesiog, kai aš tave visą atsigulus ant stalo, žinai, į pečius paspaudžiu, į nugarą, į dubenį, į kojas. Aš noriu, kad visur būtų vienodai įsitempę. Aš noriu būtų vienoda čionais. Nes jeigu vienu vietoj labai daug, o kitur mažai, nu tai tuomet čia sufleruoja, kad kažkur yra silpnesnė grindinės dalis, nes kažkas per daug daro, kažkas per mažai. Čia, žinai, kaip kokiai komandai, arba, žinai, sakau, pastate, kur vienas aukštas labai daug dirbo, kitas aukštas tinginiauja. Nu tai vienu ir jonvabaliai tenais, arba kokie varai gyvena, žinai, kitame pastovi viskas susinaudoja. Nu tai tu turi balansuoti sistemą tarpusavyje. O kaip žmogui įsivertinti, dar neatėjus pas gydytoją, nu pajusti tą, kad kažkas pas jį išbalansuota yra? Turbūt iš tų tokių bendrinių aspektų, nu šiaip tas bendrinis aspektas tai yra, ar tu iš ryto jautiesi sustingęs ir tau sunku išjudėti iš to mirties taško. O mes sakom, kad sustingimas su amžiumi ateina. Sustingsti, va tiesiog sensti ir vis labiau stingsti. Taip, bet vėl į tą pačią frazę, kad jaunystė virsta patirtim per skausmą, bet tas pats yra, kad su amžiumi turi ateiti ir išmintis. Tai yra, kad tu turi daryti vis labiau dalykus, kurie yra tau, kaip čia, tikslingai naudingi. Kol tu esi jaunas ir turi baltą bilietą, tu žinai, gerk visą naktį, daužy galvą į sieną, muškis tasme 2 dienas ar bent po nakties išgerk su apelsinų sulčių ir vėl viskas gerai. Tai yra, ir kuo tu tampi vyresnis, tu iš esmės turi būti išrankesnis savo pasirinkimams. Tai iš esmės, jeigu tu 20 žaidi tinklinį ir apie nieką daugiau negalvoji, 50 ta veikla nebebus tau tinkama, negalvoti apie nieką kitą, turi iš esmės jau dozuoti kiek to tinklį, ar ne per daug, bet ar pavalgiai pakankamai. Tai jeigu tai nesubalansuota, ir čia tas tavo klausimas buvo, kaip tai įvertinti, tai jeigu pas tave niekas per gyvenimą nepasikeitė, arba tavo lifestyle ar tavo gyvenimo būdė nepasikeitė per paskutinius 5 metus, bet tu jautiesi prašiau, tai kažką jau praleidai. Kažko trūksta. Kažką praleidai. Nes tu iš esmės, tu turėjai keistis, nes mes keičiamės laiku ir tavo, kaip čia, pasirinkimai turi šiek tiek keistis. Ne tai, kad kardinaliai turi viską pakeisti. Taip, aš suprantu, adaptuotis. Taip, tu turi adaptuotis. Nes, čia, žinai, ta visatos entropija, mes po truputį senstame, tai turim išminties daugiau rinkti, o ne, žinai, toliau elgtis lengvabūdiškai. Aš jau labai praeitą savaitę perskaičiu įdomą, kad čia viena vokiečių dermatologė, kuri populiari tokia, ganėtinai socialinėse tinkluose, sakė, kad svorio kilnojimas 30 reiškia, kad galėsi užlipti laiptais 80. Tai man kažkaip labai patiko. Toks, aišku, čia vėl 30 gal šiek tiek vėl judam į tą tokį maniekiškumą lengvą, kaip vien tik apie tai pradedam galvoti, žinai. Bet, kaip minėjai, pradedant sportuoti, svarbu labai, kad kažkas tau sudėliotų. Pats tikėtina, jeigu nesportavai iki tol, rutiną sporto nesusidėliosi. Be abejo, tavo frazuotė man labai pritariu. Man tavo frazė labai primena mano irgi vieno iš mokytojų komentarais. Jis su vyresniais žmonėms tik tais yra dirbantis, 60-mečiais plus, bet visiems laiką pakartoja, kaip pas jį ateina pirmą kartą, kad žiūrėkite, mano tikslas turi būti kaip jūsų tikslas, nes jam irgi 70 metų. Taip. Mano tikslas yra būti nestiprius 70 mečių, stiprius 100 mečių. Taip, man ne šiandien reikia daugiausiai padaryti. Man reikia, kai man bus 100 daugiausiai, reiškia, aš turiu gradualiai, kaip sakant, stiprėti. Tai dabar, žinai, ar tu pradėsi nuo to taško, kur tu, nežinau, nemoki teisingai to daryti, žinai, čia, kaip sakau, esi ofiso planktonas. Visą dieną sėdi prie kompo, vakare atsistoji nuo jo ir, žinai, kažką kitą pradedi veikti. Tai tavo jau bus daugiau, jeigu tu pradėsi daugiau vaikščioti ar dviračių važinėti, ar, nežinau, su draugais eiti į tą patį reformerį, čia jau bus daugiau. Ir tu gradualiai turi didinti tą savo krūvį. O nežinai, dabar aš visą laiką buvau sėdintis ir dabar šią vasarą tai aš jau maratoną nubėgsiu. Nors nebėgėjau niekad gyvenime. Čia yra didžiausia klaida, kai tu per greit bandai iš savęs išspausti dalykus. Tai o kodėl tai yra klaida? Todėl, kad nepratęs kūnas, manau, apskritai. Tai kokios pasekmės gali būti dėl to? Tai jeigu tu pasiemi veiklą, kuriai tu... Tai čia priklauso nuo kokią veiklą pasirenki. Pavyzdžiui, maratoną, kad ir. Okay. Žmonės, kurie pasirinkęs, tai kad kaip nekeista būna tie iš visiško sėdėjimo, tas ofiso planktonas, tai pirmi skundai būna arba kelių skausmai, arba pėdų skausmai ir dar kartais pasireiškia kaklų skausmas vien dėl to, kad žmogus nemoka bėgti ir nemoka kvėpuoti. Dėl to, kad jisai nemoka kvėpuoti, jisai būna, nemokėjimas kvėpuoti bėgimo metu, jis būna susviręs baisiai priekį, dėl to jisai daugiau pasviręs priekį, prauna kelius, jiems pradeda kelius skaudėti. Ir dėl to, kad jisai eksponentiškai labai išdidina savo atstumą, tai tie raumenys nespėdami atsistoti taip stipriai įsitimpia, kad traukia, taip sakant, tavo girnelį viršų, traukia tavo, taip sakant, kūną viršų, suspaudžia sąnarius labai ir tu turi lėtinius skausmus tokius, kurie iš esmės yra, nes kūnas per daug, per greitai, vėlgi, kaip ir pasakė Gitanas, tiesiog apsibuvo, kaip čia paėmė. Tai tuomet, žinai, jeigu tokie žmonės ateina, visą laiką klausimas būna, žinai, ne klausimas, atsakymų dalis būna, sulėtinkite tempą, tai yra, žinai, numeskim viską per pus tą, ką jūs darote, išdidinkim maisto kiekį ir,
sunormalizuokime, kiek tu greitai tą didini. Nu, tai toks atsakymas gana paprastas, tai yra krūvio dozavimas. Bet turbūt atsakymas tiesiog muša per tas vietas, kurias yra neparuoštas darbui. O dabar tas išdidinti maistą, aš visada galvoju apie visas moteris, kurios nuolat lieknėja, ar ne? Ir jos galvoja, kad kiekvieną kąsnį reikia būtent išsportuoti. Tu pakomentuotum šitą požiūrį. Ok, tai sakykime, kad dažniausiai tos pačios moteris jau būna šiek tiek, kaip sakau, yra tas į mažesnę KMI pusę, kurios tokį turi požiūrį. Tai jeigu tu jau esi santykinai liekna ir dabar tu ant viršaus dar pradėjai sportuoti, tai čia toks irgi kaip ekvilibrimo beveik taisyklė yra, kad aš gyvenu savo gyvenimą ir aš maitinuos tiek ir krūvio turiu tiek. Ir tada aš pradedu sportuoti, tai krūvio padidėja. Jeigu tu nieko maiste nekeisi, tai tu iš esmės esi deficite, reiškia, viskas techniškai, kūnas turės iš savo kažką imti. Taip, tai labai gerai planėsiu. Jeigu yra iš ko, čia žinai. Ir ta bendra tendencija, čia neina gilė matematika, jeigu tu duodi nepakankamai ir dar sportuoji, tai tavo kūnas jisai pradeda greičiau iš visur imti. Tai nėra vien iš riebalų. Jis ima daugiau ir iš kaulų, jis ima daugiau iš raumenų, jis ima daugiau iš raiščių. Visi audiniai pradeda iš esmės atrofuotis. Arba net pasakysiu taip dar. Jeigu tu duodi daugiau krūvio, negu kūnas gali toleruoti, net čia tas pats atvejis, jeigu tu šiaip nusėdi visą dieną ir tik šnekėsi, dar lengvas gyvenimas santykinai. Ir tu nepakankamai valgai. Tai tavo kūnas prisukinėja kranelius, nes jisai neturi pakankamai energijos atlikti visom funkcijom. Ir prisukinėjimas ateina, ir tai ateina ne iš to, kad tu deginsi riebalus, o tai, kad jisai, žinai ką, nešildom periferijos. Tai padarom, kad rankos biški vėsesnės būtų, tai, kad pėdos biški vėsesnės. Žinai ką, šiaip plaukai yra antrinis dalykas, padarom, kad jie retėtų. Tai kūnas išjunginėja tas tokias, kaip sakau, antrinės funkcijas, nes tau nebūtina, kad mažasis kojos pirštas būtų šiltas, tai kol šalas, be jo išgyvensi. Plaukai irgi, žiūrėkit, jie techniškai reikia reprodukcijai, yra skirti, kad ten gražiai atrodytum, žinai, prisikviestum savo draugų visokių, kurie, žinai, tau irgi patinka. Tai iš esmės, jeigu tu nepakankamai gauni kuro, tai apie kokią čia reprodukciją kalba eina? Reikia, nesvarbu, kaip tu atrodai, svarbu tiesiog, kad tu bent gyvas būtum. Tai tada, kada mes nedavalgom, mes išjunginėjame tos dalykus, kurie iš esmės mums dažniausiai yra labai aktualūs ir mes prisižiūrime juos. Tai tu privalai maitintis daugiau, jeigu tu pradedi daugiau. Taip, aš ką tik tai patyriau ir gavau velnių nuo trenerės. Buvau pasverta ir nuskanuota po savo kelionių. Ir pasirodo, kad praradau 2 kilogramus ir raumenų sąskaitą. Tai gavau tai ir pradėjau, o tai ką aš dariau, tėma, ką aš ten taip blogai dariau. Atrodo, daug vaikščiau, arba maistas netoks buvo ir negaliu savo atsakyti tą klausimą. Man sudėtinga pakankamai išanalizuoti. Kaip tai atsitiko, pavyzdžiui, per mėnesį? Mėnesis? Ne mėnesis. Tai buvo, sakykime, 10 dienų ir aš grįžau, o sveria kas mėnesį, ar ne, ten skanuoja. Taip. Ir va toks buvo... Aš turbūt būčiau velnio advokatas, kad tu netekai 2 kilogramų raumenų, o tu greičiausiai netekai gero kilogramo su daugiau vandens masės, o vandens masė kartu, kaip čia karčiuojama, kartais yra kartu su raumenimis, nes tavo raumo yra ir baltymai, ir vanduo. Tai gal ir netekai šiek tiek raumenų, nes per atostogas dažniausiai maistas nėra itin, kaip čia, daug baltymų turintis. Ypač būnant Italijoje, tai tikrai. Būtent čia, pasta, linguini, kanelionė, visi kiti grožiai. Tai jo, tu greičiausiai, kad tiesiog netekai didžiosios dalies vandens masės iš tų kelių kilogramų, ir ten gal šiek tiek tų raumenų, bet čia raumenų vis laik yra pliusas, arba jėgos yra pliusas, kad jeigu tu kažkada užsisportavai arba daugiau sportuodavantis buvai, tai tu gali numesti šitą dalyką mėnesiui, 2, 3, 5 metam ir daugiau, tada duok sau iš esmės vėl 1 mėnesį reguliarumą ir tai sugrįžta. Nes raumenis yra, žinai, kaip kaulai iš esmės. Tai yra ta struktūra, kur kūnas kai užaugina, jisai nenori to netekti, iš esmės jį laikys. Taip sakant, jis gali numesti vandens dalį, tai visą, žinai, vis tiek tu susitrauksi ir būsi tonuse, kaip žmonės naudoja tą žodį, bet fundamentaliai tu neteksi tos struktūros, kuri yra pastatyta. Dėl to, taip sakant, netgi investicija į jėgą yra tokia man lengvai parduodama. Sakau, žiūrėkit, jeigu ir nenorite to daryti visą gyvenimą, padarykite tai 2 mėnesius, pasiekite tam tikrus rezultatus, kurie yra siekiamybė jūsų ten amžiui, svoriui ir visam kitiem rodikliam. Ir viskas, palikite tai 1 kartą 2 savaitės. Tegul čia fone būna dalykas, kuris prilaikys, bet šiaip nebereikės to daryti reguliariai. Nes čia tiesiog yra pamato statymo tema. Taip, aš tai prisimenu irgi, kai skanavimą tą dariau, kur labai padėkojau savo mamai visų pirma tikriausiai už tą visą gyvenimo sportą nuo 6 metų, kuris visada mane lydėjo. Ir aš tikrai šitą pastebėjau, aš galėdavau ilgai nesportuoti, aš sugrįžtu ir visas kūnas, viskas sustoja į vietas. Tai irgi, kad raumeninė masė labai didelę dalį kūne sudaro, viskas pasirodė puikiai. Tai kažkaip irgi, tada dar labiau supratau,
kokią svarbą turi tas įdirbis ilgas. O ar paveldėjimas apskritai čia vaidina kažkokį vaidmenį, nes va taip yra šeimoje kartais, kai analizuoji moteris mūsų šeimos. Mano mama sportavo, aš ją visada matydavau sportuojančią, ne? Kažką veikiančią. Nu, aš sportavau, mano dukra sportuoja. Ar čia mums tiesiog šiaip mes perdodam tą savo įsitikinimus vaikams, ar kažkas yra... Ar noras sportuoti? Ar noras sportuoti paveldimas, ar gebėjimas susikalbėti su kūnu yra kažkaip tai paveldimas. Ar čia tiesiog tu sieki, nes tau tai įprasta atrodo, ar čia kažkaip yra iš vidaus kažkoks poreikis, kažką daryti, Nes, kad... žinai, kaip su aukštuoju išsilavinimu, pavyzdžiui, tai yra mokslinis įrodymas, kad vaikai, kurių tėvai turi aukštą išsilavinimą, didžiąją dalim visi turi irgi aukštą išsilavinimą. Tai ar čia va, tas toks labiau per pavyzdį einantis dalykas, ar vis, aišku, ir genetikos tame yra, bet ar irgi čia, kiek čia genetikos, kiek čia pavyzdžio? Aš manau, kad tu palėtė būdų tos atsakymas, nes vienas yra kaip čia, kūno paruoštumas arba parengtumas krūviu arba sportui ir taip, kaip sakau, mano vaikas yra pusė mano genų, tai jisai pusė manęs turi iš esmės. Tai aš lankstesnis ir žinau, kad vaikas bus bent iš dalies tikimybė, kad bus rizika, kad bus lankstesnis. Tai va, bet tas pats yra ir su, sakau, psichologija. Psichologija vis tiek tai yra tavo smegenis, kurios irgi yra pusiau paveldimas. Tai yra, čia tasme, vaikai mato savo tėvus ir jie kartuoja jų žaidimus. Tai jeigu mama sportuoja, vaikas irgi didesnė tikimybė, kad sportuos. Aišku, jeigu tu, sakant, sportuodama, jeigu tu save pastoviai, kaip sakau, išsekinsi, būsi, kaip čia pavargusi, pastovi blogos nuotaikas, vaikas susijęs, kad, žinai, sportuoti nereikia gal, nes tada aš pats būsiu blogas. Ir mamytigi prastai jaučiasi, kai sportuoja. Tai aš tai tikrai nieko nesportuosiu. Tas liguistumas gali visiškai persiversti į priešingą pusę. Bet kalbant apie fizinės charakteristikas, mes visiškai esame savo tėvų mišinys. Ir aš kartais netgi turiu būtent čia taip ir jūsų atveju, taip pat ir kitų klientų, kurie iš esmės ateina, kai sakau, generacijos ateina seneliai, tėvai, taip žinai, vaiką dar pamatau. Ir sakai, vaiką pračiupinėjai, ten tėvą pračiupinėjai. Kopija, žinok, tėčio, kopija. Galva tai labai mamos kaklas iš močiutės, bet tai kūnas tai tėčio, žinok, kopija. Ir kaip sakau, tas yra labai paveldimas ir ypač plastiškumas. Tai yra audinių gebėjimas susitraukti ir išsitempti. Tai yra kiek lankstus iš esmės ir kūnas yra visiškai paveldimasis faktorius. Tai yra, jeigu tėvai lankstus, vaikas bus identiškai lankstus. Kad būtent lankstus yra labai sudėtinga. Tas pats yra, ir su jėga gal biškai kitaip būtų, bet čia tokį tengintą į šoną padarysi, bet čia įdomu yra apie profesinius atletus net ir šnekant. Man būtent po tavo klausimo, kas galvoja, yra Aleknų sūnaus ir tėčio tandemas, kur vis dėlto čia yra. Irgi, tai va šitas dalykas, kad profesionalus atletai iš esmės yra, kad būtum profesionalų atletų reikia tokiu gimti ir, atsiprašau, nesusišikti per gyvenimą. Nes tavo gebėjimas, arba žinai, čia kaip kūno simetriškumas, kad ten abi pusės plius minus yra vienodos, yra paveldimumo dalykas. Arba gimiai, kad tu esi simetriškas, nes jeigu gimiai nesimetriškas, jau atsimetrizuoti save, kur ten viena galūnė trumpesnė neįmanoma. Tas pats apie plastiškumą, visiškai paveldima. Odos ir raumenų kraujagyslinio tinklo tankumas, paveldima. Gebėjimas, kaip čia būti efektyviam, kitaip tariant tavo, gebėti išsiųsti signalą į visus raumenis, kad jie susitrauktų vienu metu, kas yra sprogumas, arba gebėjimas staigiai tempti, irgi yra paveldimas, arba tai yra genetiškai predisponuotas. Tie patys Aleknos arba kiti aukšto lygio atletai, tie, kurie laimi visokius čempionatus, jie gimsta, jau kaip sakau, išmeta, žinai, 10 iš 10. Genetika yra Ir tada jiems dar pasisekė, nes jie nesusitraumavo iki kol išėjo į sportą. Ir kai sportavo, jie iš esmės niekada, kaip čia dabar, nebuvo sudružti tiek, kad anksčiau laiko iškristų iš žaidimų. Ir taip sakau, tas iš tokių, žinai, iš milijono gimstančių gal yra 10, bet tie, kurie praeina, lieka vienas tik tais. Nes yra dar tų, kurie... Kažkokių trikdžių. Taip, ir aš labai juokinga būna, kad ir tai susiduriu, ir kad net tarp personalo šito būna, kad ateina žmonės, kurie, kaip čia yra, būsimi, sakykime, darbuotojai, ir, žinai, tiesiog jos irgi, žinai, tą magį čiupinėjai, sakau, tu turėjai būti gimnastu, arba ten, žinai, kažkokią atletą. Aš matau, kad kūnui yra duota. Taip. Žmogui 45 metai. Ir, žinai, tai yra tiesiog sistema, kuri niekada nebuvo treniruota, nes aš sakau, žiūrėk, tu pradėsi treniruotis, tu pamatysi, kad, kaip čia, tu lyginsies su kolegomis ir galvosi, kodėl jie visi tokie slabakai. Nes, tu progresą turėsi eksponentiškai greitai ir didelį, nes savo kūnas suręstas yra šitas. Taip. Tai va, tai čia paveldimų yra labai daug. Ir man kartais, sakau, yra liūdni tie atvejai, kur aš matau, kad žmonėms yra duota ir jie tiesiog turi kažkokią, jeigu sakau, alergiją krūvį, kur kažkas jiems galvoje yra susijęta, kad jeigu aš sportuosiu, ten moterim ypač, aš nebūsiu didesnė. Toks, jo, bet tu gal ir biškai padidėsi, bet blemo, kiek tu palikai ant stalo, kaip sakau, tokio potencialo sveikatai bendrai, nes tu vengdama tam tikrų dalykų atsisakai labai ir didelio, taip nežinau, tokio prigimtinumo tam kūnui duoto.
Taip, aš apie šitą, žinok, esu labai daug galvojus, nes aš mano ūgis 1,85 m, tai aš didelė. Ir aš, jeigu būčiau nesportavus, aš neturiu labai geros koordinacijos, iš tikrųjų. Aš visai sakau, kad aš neturiu įgimtos. Mano mama, mes čia nieko bendro šitų klausimų, nes jinai turi įgimtą nuostabę. Aš sakyčiau, įgimtos neturiu geros, bet jinai pas mane yra išlavinta 100% per žaidybinius sportus. Tai aš manau, jeigu aš būčiau nesportavus, aš būčiau toks aukštas, pasimetęs žmogus, lėtas, žinot. Jeigu tai paimtų visišką ekstremalumą kitą, tai aš labai juokinga, nes tikrai dabar taip neatrodo, labai lengva, bet tikrai aš būdavo labai sunku su kamuoliu, net kartais jį pataikyt pradžioj tinklinio. Iki tokio lygio. Tai man asmeniškai tas sportas labai didelę dalį, manau, suteikia ir tada ir pasitikėjimo savim ir visko. Ir ypač kaip aukštai moteriai, tai aš niekada nepergyvenau dėl savo ūgio. Niekada. Mums sakydavo, jūs tik aukit dar aukščiau, dar grėtė 3 cm. Žinai, 1,9 m būtų, tai visą laiką tą turėjo įsiekimybę. Tai šitas irgi labai svarbu. Ir tu labai irgi gražiai palėti tą potėmę, kad, čia kaip buvo, žinai, ar vaikai ten, jeigu tėvai sportuoja ir vaikai irgi sportuos, ir, žinai, ar tai paveldima, ir yra ne vien tik kūno, bet ir galvos dalykas. Čia šiek tiek yra užburto rato, nes kuo anksčiau, kaip sakant, tą kūną pripratinsi prie krūvio, tas gebėjimas būti aktyviam labai ir galvą keičia. Ir čia, žinai, yra, to net neištestuosiu. Kas būtų, jeigu aš, alternatyvi visada, kur aš nebūčiau pradėjęs sportuoti. Aš būčiau kitoks žmogus. Ir, iš dalies ne dėl to, kad aš sportavau ten ar tenis ar tinklinį, bet dėl to, kad pats krūvis iš savęs įstimuliavo mano galvą būti labiau konkurencingu, labiau norėti, siekti kažko, analizuoti, kodėl aš negaliu kažko pasiekti, nes tada suprasti, ar mane riboja mano miegas, ar ten maistas. Aš pasaulį pažįstu per savo kūno testavimą arba per kūno stresavimą. Ir jeigu aš eliminuoju savo kūną kaip, kintamą, tai tokia atveju aš gyvenu, sakau, kaip smegenis iš tame kūne, bet tokia atveju tas čia pusė gyvenimo iš esmės tada aš gyvenu. Taip. Bet tada man kyla klausimas, kodėl tiek mažai, bent jau aš skaičiau, kad yra labai mažas procentas iš tikrųjų sportuojančių žmonių, man atrodo, Vilniuje 6% tik tai. Gal pas tave yra tikslesni duomenys, aš bijau, ką apsirgti, bet aš buvau nustebus išgirdus tą informaciją, o Lietuvos mastu dar vos ne 4, kurie apskritai žmonės draugauja su sportu ir vadinasi, nori pažinti savo kūną. Kodėl žmonės nenori? Juk vis dėlto, čia yra tokia kaip gyvybinė funkcija, iš principo. Kodėl žmonės neužsikrečia plačiai šitą madą, jeigu tai yra tik toks procentas žmonių, kurie kažką veikia aktyviai? Aš manau, kad čia, yra prabanga. Nes čia prabangos dalykas labai yra. Čia gal irgi reflektuojant tokį kitą mano kolegą. Nors ir politologas yra, bet ir dažnai labai komentuoja apie tai, kad aukšta profesūra arba akademinis personalas labai gyvena, atitrūkusi gyvenimo nuo likusių žmonių, nes sėdi savo universitete, savo socialinę burbulę ir aiškina, koks pasaulis turi būti. Dažnai patys nedalyvaudami tame procese. Tas pats, bet jie gali tenais būti tik tais dėl to, kad kažkas kitas užtikrina kitus kintamuosius. Ir didmečiuose gyvena santykinai mažiau žmonių negu vis likusių Lietuvoje. Jau, gali sakyti, 65% daugiau yra tie, kurie gyvena paprastesnius, gyvenimus. Tai yra tavo darbas yra nuo A iki B, nuo 8 tenais iki 6, 7 ir 5. Tada tu grįžti, tenais reikia, ar tenais šunis išvedžioti, ar ten reikia, su vaikais pabūti ir taip toliau. Tai yra daug laiko užima techniniai dalykai. Kad tu dar galėtum turėti laiko, kad tiesiog dabar aš analizuosiu, kiek aš galiu savo kūną, ten išpušinti tinklinyje, kad aš kiek galiu daugiau pakelti, stipriau nubėgti. Tai tu turi būti jau toje aplinkoje, kuri tai daro, ir dar tu turi būti labai turintis laiko savianalizai. Tai čia, kiek žmonių, kurie klausimas būtų, kiek užsiema terapija, psichoterapija. Ir aš sakyčiau, būtų panašus turbūt skaičius. Mažiau matyti dar. Ir turbūt dar mažiau. Bet čia ta pati iš esmės grupė žmonių, tai yra prabanga. Net iš tos pusės, kaip ir apie sporto mediciną šnekėjome, kad Lietuvoje nėra jų daug, nes sporto medikai yra prabangos produktas, kaip sakau, tokio medicinos rinkoje. Nes sporto medikas yra reikalingas, jeigu yra labai aukštas sporto finansavimas visos valstybės lygmenių. Nes tokia atveju, tu nori turėti vizinę kortelę, kad jūsų yra daug atletų, kurie išvažiuoja olimpinės, kurie pasaulinėse dirba, visokiose rungtynėse dalyvauja. Bet jeigu nėra didelio finansavimo, tokia atveju nėra tiek daug tarptautinio žinomumo, bet to pačiu ir mes nefinansuosime tų šalia su tuo sportu susijusių dalykų, kad ir sporto medicinos. Hens tai yra prabanga, būti aktyviu sportuojančiu ir dar analizuojančiu save žmogumi. Todėl teko susikurti savo verslą? Taip.
Be abejo. Nes klasikinė medicina irgi čia, žinai, pastumsiu ant Lietuvos, tiesiog medicinos kaip ir yra madinga, kad medicina yra labai gera Lietuvoj spręsti ūmioms problemams, tai lūžo kaulas, įvyko insultas, yra koks nors aktyvus uždegimas, puikiai, skubi pagalba, šeimos medicina tokiems dalykams yra algoritmai ir viskas standardizuota. Lėtinėms problemams. Lėtinės, nežinau, koks nors gastritas, nepakankamumo širdies ir dalykai, kur yra pastoviai rusenančios problemos. Taip. Nieko, labai prastai. Ir čia, kai aš sakau prastai, ne nuomonė, bet irgi, čia, kiek aš jau turiu, žinai, iš statistikos ir žinių, kad Lietuvoje mes labai žemai stovime lygų prevencijų ir prevencijų plačiaja prasme. Ir va čia yra kur. Taip, aš neradau kur dirbti, tai reikėjo savo pasistatyti, nes aš noriu prevenciją daryti, man labai įdomu. Bet... Tai, man iš tos pusės aš biškai nesutinku, kad judėjų sportas yra prabanga ir tas rūpinimas savim, nes nemanau, kad reikia tiek giliai analizuoti, ypač jaunam žmogui, tiesiog gali kažką daryti ir jau bus geriau. Taip. Ir man būtent ką mini, toks atrodo, kiek dabar mes tikrai informacijos laikais gyvenam. Mes galim klausyti podcastus Stanfordo profesorių, kurie pasakoja apie naudas skirtingų sporto šakų. Ir kai tu visą, bent kažkiek to gauni, tai atrodo, čia savaime suprantama, kad tu turi tą daryti, nes kitaip tai, aš neturiu savo taisyklį, jeigu man, pavyzdžiui, surakina kokius pečius. Aš tikrai, man tai būna. Tai kad aš jokius masažus negaliu sau leisti eiti, kol aš normalią sporto rutiną negrįžtu. Nes jeigu aš nepadarau pati to minimumo, ką privalau daryti, kad potencialiai sumažinti tą problemą, tai aš negaliu eiti ten ir kažkur, ar pas gydytoją, į polikliniką, ar pas traumatologą ir sakyti, kad man skauda ir kad man masažas ten išrašinėtų, ar pati ieškoti masažą. Tai man atrodo, kad čia iš tos pusės čia neturėtų būti prabanga iš viso. Ir sportas ganėtinai paprastas. Kačialkos egzistavo nuo amžiam žinųjų, tai pasiėmė iš tą vyrų teritoriją ir aš man dar kitas. Čia kitaip, čia dar kitas klausimas jų. Kad ta prasme, ar vyrui lengva aiškinti vyrui, kaip kelti štangą, nesgi jie viską žino. Geras klausimas. Aš, žinai, biškai prisiminiau dabar netgi, kaip pirmą kartą atėjai pas mus ir kad mano komentaras buvo, kad žiūrėk, tenais ateis Gretė ir visiškai bus nesunku dirbti. Šitas asmuo neieškos, kad kiti išspręstų jo problemą, jinai pati ją išspręs. Tu tiesiog padėk atsakyti klausimus. Man tik pagalbos. Tiesiog parodyk, kurią pusę ir, žinok, įvyks pats procesas. Taip. Tai tu papuoliai tą, žinai, subgrupę, kur žmonės yra, kaip čia, atsakingi patys už save. Man nereikia kiti, kad spręstų problemas, aš esu, kaip čia, sąmoningas, protingas žmogus, kuris žino, ko jisai nori ir jisai tai padarys, jeigu reikės, jeigu kils klausimų, aš paklausiu visų arba aplinkinių asmenų. Tai, ir vėl aš turbūt, žinai, pareflektuosiu apie tą, žinai, bulvarinius esmės leidinius ir TikToką paprastai išnekant, kad žmonės per daug klauso, per mažai daro. Čia, žinai, visi mes galim būti protingi, žinai, žinau, kad reikia gerti, žinau, kad reikia sportuoti, žinau, o darai. Dabar neišeina, nes ten darbas toks intensyvesnis, dabar ten tas atmaskės. Čia atsakomybės reikia klausimas. Aš grįžtu vis tiek prie tų vyrų ir moterų, nes kad moteris labai atsakingai klauso, daro ir ten klauso trenerių, daro kaip liepia, ilsisi tiek kaip liepia, bet girdėjau tiesiog ne vieną vyrą, kuris aš čia jau spaudžiu žymiai daugiau, čia man tai nieko nebus. Ir treneris taiso, tu ne taip įkvėpi, ne taip kažką pakeli. Tai man atrodo, kad čia sunkesnis kontingentas vyrai šitam sporte. Yra, ir čia, žinai, kur aš jaučiuosi turintis tokį visai, kaip sakau, edžą, kur man lengva yra dirbti šitoje srityje, nes pas mane ateina ne tie, kurie aš noriu daugiau pakelti, o tie, kurie aš noriu gerai jausti. Tai ateina, nes yra blogai, o kai yra blogai, sakau, skausmas yra geras, labai dėmesio, kaip čia, koncentruotojas. Man skauda, ką man daryti, kad neskudėtų. Gerai, aš to papasakosiu, ką daryti. Nes priešingai, žinai, ir aš nebandau konkuruoti su galiūnais ar su visais kitais, kurie, žinai, kad mes neturim žmonių, su kuriais dirbam, kurie ateina ir sako, aš noriu pakelti 300 kg. Nes mes nedirbam su maksimaliais pajėgumais, mes dirbam su to, kad reikia suvienodinti pajėgumą visam kūne, kas yra bendras fizinis lavinimas. Tai skausmas koncentruoja. Tai, žinai, lengva dirbti su žmonėm, kuriem yra problemų aktyvių. O kai žinai skausmo kilmę, kodėl jis kyla, visada, man atrodo, psichologiškai yra lengviau, ar ne, žmogus priima kažkaip, tai ir mažiau skauda, kai žinai, dėl ko skauda. Taip, ir
Be abejo, tai čia turbūt irgi, čia ta dalis turbūt medicinos ir yra, kad neskaitant to, kad tu turi susakyti, ką daryti, tu turi sugebėti paaiškinti, kodėl tu jauti dabar vienus arba kitus dalykus, vat kaip ir tu, kad tau skauda pečius, tai tu žinai, kad čia greičiausiai yra raumenų įtampa. Tai taip kažkas gali ją išmenkinti, bet aš galiu pati tiesiog prasukti pečius, padaryti treniruotę, išsitampyti ir man praeis. Taip. Tai jo, tu ir iš dalies, žinai, tu jau tai žinai, nes tai daug kartų praėjai. Kitiems žmonėms, kuriem kūras yra svetimas, jie ateina ir sako, žinai, ten aš jau peties skausmą jaučiu kokias 3 savaitės ir aš dėl to tenais neinu į salę arba ten kineziterapiją, kur vaikštų, nes aš atėjau pas jūs, kad pasakytumėte, žinai, ten pramaigai, pachoskopuoji tą petį ir taip. Tai žinokit, pas jūs ankštumas, bet dėl to, kad sausgyslės ir sandėjusios jums labai judinti reikia daug. Taip, o pavyzdžiui, dabar, kadangi labai irgi aktuali problema, kad žmonės jaučiasi perdegę, pervargę ir kai tu esi emociškai, protiškai pavargęs, reikia didesnės fizinės veiklos ar kaip tik ją sumažinti? Reikia reguliarios. Nes man tai padeda. Reguliari. Įtempto darbo visada mėgstu sportą, kuris man išvalo smegenis. Tai jeigu ir esi pervargęs, čia turbūt tas politikų yra tas centristinis kelias, tai žinai, čia reikia tiesiog reguliarumo, reiškia nesunkaus ir nelabai lengvo. Nes jeigu tu esi perdegęs, arba ten labai prastai jautiesi, jeigu žinai, tas lengvesnės formas, jau nekalba apie, net ir su depresija turbūt būtų tas pats, jeigu patologija diagnozuota yra. Tai tu neturi sustoti, nes kai tu sustoji, tu, sakau, pradedi savo sultis virti, žinai, blogas mintis veja blogas mintis, tu dar labiau įsikasi į tą nerimą ir, tas išėjimas iš dalies yra apie tai, kad tu pakeiti lokaciją ir pamatai kitas spalvas, bet ir iš dalies tai, kad bendras judėjimas paskatina kraujotakas smegenyse, reiškia, ateina naujo kraujo, kuris šiaip suaktyvina centrus. Tai, žinai, gali čia pradėti šnekėti, kad pačiam tinklinėje dabar tu taip pat kaip ir kilnojame, tu negali galvoti apie problemą, nes dabar tu reikia kamuolį atmušti, kuris į tavo veidas krenta. Tai tu jau pakeiti minčių srautą į tą geresnį procesą, kurį gali išspręsti, o ne apie tą, ko negali išspręsti. Tai judėjimas yra vėlgi integralus sveikatai, tu negali būti sveikas nejudėdamas iš kitos pusės. Tai va, atsakėt mano pagrindinį klausimą. Taip, man labai įdomu, aš sporto klube šią savaitę žiūrėjau žmogų, kuris stumė tokį vežimą, daug ten svorio, stumimo pratimą darė iš principo ir aš taip žiūriu ir galvoju, kaip iki kodas gyvenam, kur mes dabar sporto klube centre stumi vežimą, kai žmonės anksčiau pastoviai taip dirbdavo kiekvieną dieną ir mes nuo to bandėm bėgti, mes pabėgom į ofisus ir pasirodo dabar tas sėdėjimas ofise yra blogiausia, kas mums gali atsitikti fiziškai. Ir dabar mes turim pagalvoti, kaip šitą balansuoti ir kaip mums tą galvą nukreipti kitur ir judėti. Iš socialinių medijų atrodo, kad jau neegzistuoja sportas be krūvos papildų, kreatinino, baltymų, magnio ir dar nežinau, N dalykų, tada kada turi valgyti, ką turi gerti per sportą, po sporto, prieš sportą. Ar tu sutinki, kad reikalingi visi tie dalykai, ar mes čia daugiau kalbam apie vėl marketingą? Pats pavadinimas pasako atsakymą, papildai, nes tai papildo, bet tai nėra iš esmės reikalinga fundamentaliai. Aš paprastai paklausiu, ar užtenka nueiti pasportuoti ir po to suvalgyti sveiko maisto porciją, nežinau, kur būtų ir angliavandenių, baltymų, riebalų. Ar būtina kasdien gerti proteiną ir taip toliau, miltelių daug turėti namuose savo lentynėlėse? Trumpas atsakymas yra ne, nėra būtina, nes čia turbūt prieš tai mūsų pokalbio dalį galima paliesti, kad tu pradedi spręsti problemas tada, kai jos iškyla. Tu gali bandyti užsiimti, žinai, kaip čia tokiu pertekliu analizavimu, ką dar, prevencija, bet tu bandai preventinti to, kad tu dar net nežinai, ar iškyla. Tu, kaip sakau, gali pakelti tą kapotą ir pasižiūrėti tą variklį, jeigu nori, bet ne iš karto iškelti kriterijus, kiek dažnai pilsiu tepalus arba kiek dažnai aš valysiu tenais, nežinau, kažkokias ten šlangelės po to kapotų. Dar net neiškilus nei vieną kartą problemai. Tai ne, čia yra liguistumas jau iš esmės. Ir tai, kai jeigu virtuvėje randi ant lentynėlės kokių 10 buteliukų, tai yra šiaip tiesiog tu kažkam gerai padedi daryti verslą. Be abejo, tai kapitalizmas irgi yra gerai. Ne, tai viskas čia yra gerai, aš tik tai galvoju, kada sustot nesakau, o ar magnį gerai, taip geriu, ar to. Arba kokie būtini papildai, kur tikrai jau reikia vartoti, tarkim, žmonėms nuo 50 metų. Turbūt ta šventa trejybė yra, tu baltymus paminėjai, bet baltymai tokie papuola ant, mažiau papildas, daugiau maisto tema, nes pirmai reikia kalbėtis, ar tu valgai pakankamai, jeigu nevalgai pakankamai, tada galvoji apie papildų, žinai, vartojimą, kaip nuo to pačio. Dar kvestionuoju, kodėl nevalgai pakankamai tikriausiai. Jo, bet maisto tema yra labai dažnai tokia jautri, nes čia, žinai, ar taip nevalgai, nes tu, nežinau, ten per daug dirbi, ar tu nevalgai dėl to, kad turi antrinių tikslų ten svorio numesti, jadai. Tai žodžiu, čia jeigu nešnekame apie tiesiogiai baltymų vartojimą, tai vienas yra
omegos, omega 3 arba žuvų taukai, nes šitas yra irgi ta bendra tendencija, kad čia, jų sunku yra perdozuoti omega 3, nes visas maistas, čia vos paliesiu detalės, kad būtų suprantama tiesiog, yra omega 3, omega 6 ir dar yra omega 9 ir kitokių versijų, bet svarbiausia yra omega 3 ir 6 santykis. Omega 6 padaro ląstelės kietas, omega 3 padaro ląstelės minkštas. Tai jos iš esmės turi turėti nugebėti būti ir kažkiek minkštos, kažkiek kietos, kaip ir mes, galim įsitemti, galim ir atsipalaiduoti. Problema yra ta, kad visame maiste arba riebiam maiste didžiąją dalimi yra tik tais omega 6. Reiškia, tu jeigu vartoji paprasčiausiai maistą ir nežiūri to būtent omega 3 šaltinių jokių, net ten sąmoningai nevalgai ten daugiau jūrų kultūros. Tai reiškia, tavo kūne daugiau yra omega 6, ko pasiekoje tavo, kaip čia, kraujagyslinės kietėja, tavo, kaip čia, įvairios ląstelės standėja, reiškia, yra vis sunkiau išmesti visokius šalutinius metabolitus ir kitką. Reiškia, tu turi sąmoningai savį dėti daugiau omega 3, kad tą balansą vėl atstatytų. Čia ir ateina žuvų taukai. Tai, kaip sakau, žuvų taukai yra tas dalykas, kur jūs visi turit vartoti, iki kol bus įrodyta, kad nereikia. Taip. Tada iš to paties kyla, kaip sakau, Lietuvoje yra ta pati taisyklė, kad visi turi Lietuvoje vartoti omega, sakau, tai yra vitaminą D, iki kol bus įrodyta priešingai. Bet kai nueisi pasirikrojai projektas, kad yra pakankamai, va dabar nebevartojam. Bet iki tol čia Lietuvoje mes saulės gauname mažai retai, tai visi mes jį vartojame. Nu ir trečiasis iš tų paprastesnių ir yra tiesiog, mikroelementai arba elektrolitai, ten magnis, natris, kalis ir taip toliau. Nes, kaip čia, ypač jau kalbam kontekste fizinio krūvio, tai kuo tu daugiau judi, tuo daugiau perspiruoji, prakaituoji. Ir, jūs sakant, paprasto vandens kartais neužtenka, nes paprastas vanduo neturi tų druskų, nes tu išprakaituoji druskas. Ir čia kartais būna problema, kad žmonės, čia net kultūrizmą, tu fitnesą biškai palėtai, čia tame yra tam tikra potėme, kad jeigu tu daugiau sportuoji arba daugiau prakaituoji ir, tarkim, vasaros kontekste prakaitavimas šiaip yra daugiau ir tu tada, aš dabar gersiu bent jau vis tiek ten 2 litrus, 3 litrus vandens, paprasto, ne, to, sakau, iš krano. Tai problema, kad tu išprakaituoji daug druskų, bet į save didelį vandens, kuris yra nedruskingas. O nedruskingas vanduo iš esmės iš tavęs dar labiau ištraukia tas druskas. Tu iš esmės patampi dehidratuotos, nors ir geri vandenį. Tai tu iš esmės, kai pradedi sportuoti, tu privalai vis mikroelementus kaip čia vartoti, vien dėl to, kad tu tiesiog pradedi šalinti juos greičiau arba sunaudoti greičiau. Čia kaip su to beveik maistu. Jeigu prieš tai nieko, kaip čia, pradėjai sportuoti, bet nepakeitė maisto, blogai. Tu reikės daugiau maisto už tai, kad tu sportuoti pradėjai. Tas pats ir su mikroelementais. O ar čia tiesa ar mitas, kad sportuojantys žmonės, daugiau raumeninės masės turintys žmonės gali daugiau valgyti? Vienareikšmiškai taip. Taip? Tiesiog sudegina daugiau kalorijų. Taip. O ar tiesas, kad sportuojant atsiranda naujas neuronų jungtis ir kad tavo smegenų veikla gerėja? Taip, bet, čia žvaigždutę uždedam, bet tada tavo krūvis turi būti iš esmės arba, kad formuotis naujas jungtis, arba krūvis turi sunkėti, arba tavo krūvis turi būti kitoniškas. Tai kitaip tariant, varijuoti. Taip. Reiškia, tu turi žaisti žaidimą, kuris labai yra dinamiškas, tai tinklinis, krepšinis, whatever. Tai yra daug kintamųjų, kur tavo smegenys turi reaguoti kažką. Tai, kad tu reaguoji kažką naujo, tavo smegenys turi adaptuotis. Reiškia, gaminti naujų jungčių tam, kad tiesiog gebėtų reaguoti. Kitas dalykas, jeigu vis sunkėja, kad tarkim tas pats sumukų kilnojimas, tai turi sunkėti, nes tam, kad tu pakeltum daugiau, tau iš esmės reikia išsiųsti daugiau signalų iš smegenų į raumenis, kad jos susitrauktų. Taip. Bet jeigu, paimkime, jeigu tu tiesiog daugiau vaikštai, tu tiesiog vaikštai, kad ir didėjančius atstumus, arba tu važiuoji tiesiog dviračiu ir tai nesikeičia per laiką atstumai, greičiai ir visą kitą. Tai tu stimuliuoji jau esančius, taip sakant, centrus, bet tu neskatini naujų centrų formavimus. O ką jūs patartumėt moterims, žmonėms, kurie turi, sakykime, antsvorio problemą, bet nori lieknėti be madingų vaistų? GLP-1. Aš supratau. Šiais taip lengva parekomenduoti jūs tiesiog. Bet juos ir rekomenduoja, pirmiausia, juos rekomenduojat. Dabar kaip vyksta, jeigu tiems žmonėms, jie pirmiausia rekomenduojami yra? Jeigu mes kalbame apie tikrą nutukimą, tas per KMI iki vadovama 30 ir daugiau, bet su tikru nutukimu dažniausiai eina daug tų comorbidities, tų šalutinių sutrikimų. Taip. Ir čia labai svarbu yra akcentuoti, kad kodėl yra, kaip sakau, man yra lengva rekomenduoti tą patį Wegovy arba GLP-1 visus agonistus, tai yra dėl to, kad šitas dalykas yra skiriamas labai trumpam periodui. 3 mėnesiai, 6 mėnesiai. Tai yra kažkoks apibrėžtas laiko tarpas. Kaip būtų su bet kokiu vaistu, iš esmės. Jūs sako, tai visam gyvenimui? Žmonės daug dalykų daug sako, tai va. Bet nebūtinai tai yra tiesa. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tu paskirtai labai apibrėžtam periodui ir tas trumpalaikis efektas, kur pradeda kristi svoris, tai
ir sumažėja realiai ir apetitas, žmogus esmės pradėdamas matyti gerus rezultatus, jisai pradeda ir kitus dalykus norėti daryti. Priešingai, ir tai palengvina tą pirmą iniciaciją proceso viso. Taip. Priešingai, žmogus yra pakankamai daug antsvorio turintis ir jau jam yra, nežinau, ten keliai skausmingi turintis šalutinių, kokių ten diabetą. Ten daug šalutinių yra dalykų. Tai, kad jisai pradės įdėti, ir ką aš sakau, jau gyvenimas yra pakankamai sunkus ir stresą keliantis, ir gali būti, kad jam yra sunku pradėti kažką, nes tai yra dar papildomas streso faktorius. Tai aš jau geriau kažką pramėgos, kas palengvintų tą procesą ir tada šalia pradėti kažką naujo. Keisti gyvenimo būdą. Ir tada po 3 mėnesių nuimituosi ir tiesiog tęsk toliau tą, ką tu darai su krūviais. Neatsistato svoris. Galvoju, gal ten yra toks cheminės reakcijos, žinot, kur kažkaip tai suveikia. Kaip būna su to jau dieting, kur žmonės tenais labai staiga numeta svorio ir po to jisai vėl priauga. Tai su semaglutidu nėra šito problemos. Tas svorio kritimas yra grinai, tu tikrai neteksi riebalinės masės, kur šalutinė turbūt yra problema, jeigu žmonės tai pradeda daryti. Ir čia vėlgi pliusas yra, kad tai yra receptinis vaistas. Jeigu žmonės pradeda tokį vaistą vartoti ir nebūna fiziškai aktyvus, ir būna vyresnio amžiaus, labai greitai tiesiog, tai mes nepratęsim recepto, nes jūs nesate fiziškai aktyvus. Nes semaglutido šalutinis efektas, kai jūs neteksite riebalinės masės, bet neteksite tuomet ir raumeninės masės, jeigu nestimuliuosite jos. Tai tu išmės už blogą, kaip čia ta tokia adherence angliškai yra, tai yra prisitaikom. Jeigu žmogus nėra aktyvus tuo metu, tu išmės jį baudi, nutraukdamas vaistą, nes turi vaistas eiti kartu su krūviu. Kartu ir su gyvenimo būdo keitimu. Taip. O tai kiek kartų per savaitę reikia sportuoti? Kurio sporto? Aišku, kurio sporto ir kiek kartų per savaitę. Mes turim kasdien sportuoti. Judėti reikia kiekvieną dieną. Sportuoti reikia bent kelis kartus per savaitę, treniruotis vieną kartą. Tai judėti kitaip, šunį išvedžiot, pasivaikščioti su draugais, everyday, čia net klausimų nėra. Sportuoti tai yra, žinai, turėti savo mėgstamą veiklą. Redučiai, bowlingas, nežinau, tinklinis, nesvarbu, žaidimas. Žaidimas žaisti bent porą kartų per savaitę reikia, nes tu turi turėti ne vien dėl pačio sporto efekto, bet ir dėl socialinio efekto. Ir emocinio. Tau reikia turėti tokių dalykų. Ir trečias dalykas, kažką tikslingai daryti reikia bent vieną per savaitę. Kur, žinai, dabar šitą aš darau, kad raumenys dėtų. Šitą aš darau tam, kad, nežinau, ten svorio. Tai yra, tu turi apibrėžtą skaičių arba kieštą faktorių, kurio tu sieki ir labini. Tai reikia bent kartą per savaitę. Tai grubiai ir gaunasi, kad tai tu techniškai treniruojas 3 kartus per savaitę, nes 2 kartus ką nori, 1 kartą ką reikia. Supratau. Ir dar vieną kokį gal gudrų patarimą gaučiau, ką daryti žmonėms, kurie nekenčia skaičiuoti kalorijų. Aš. Neskaičiuoti jų. Tai prieš esi kalorijų skaičiavimą. Buvo tokia mada irgi kažkada. Aš čia įsiterpsiu, aš esu skaičius straipsnį seniai, buvo The Economist, jeigu neklystu, apie tai, kad kalorija nėra tinkamas matas žmogaus sudegintai energijai apskaičiuoti iš principo, kad žmogaus organizmas yra sudėtingesnis negu kalorijos. Nes kalorija, pavyzdžiui, 200 kalorijų gali būti bandelė arba graikiškas jogurtas. Ir mes turim visiškai skirtingus produktus. Ir čia yra ta mintis, kad graikišką jogurtą, pavyzdžiui, organizmas visai kitaip įsisavins ir visai kitoks bus kūno efektas. Todėl iš principo kalorija nėra teisinga. Taip. Tai čia teisinga. Čia yra teisinga. Taip. Tai kūnas būtent, jis yra selektyvus tam tikrom medžiagom, jis skirtingai skaldo, reikia skirtingo kiekio energijos tą skalę. Tai eiti per kalorijas yra būdas, bet jis yra labai, kaip sakau, toks akademinis ir klinikinis. Ta galima daryti su kailiniai populiacijų žmonėms, bet tada tu negali to daryti labai ilgai, nes tai virsta patologija iš esmės. Vėl mes grįžtame į ortoreksiją, kur tu pradedi siekti skaičių, bet ne savo savijautą analizuoti. Nes galinos, ar tu jautiesi gerai, ar svoris krenta, nes jeigu krenta, kam toliau tu taip skaičiuoji, tęsk toliau, ką tu darai. Čia, kaip sakau, paskaičiuoti vieną dieną ir dažnai matai, kad jis yra, žinai, 2000. Okay. Ir taip, ar paskutinę savaitę, ir valgai plius panašiai, žinai, ar krenta svoris? Ne. Gerai, tai tu žinai, kad tai, kad tu suvalgai 2000, suvalgai biškį mažiau. Neskaičiuok kiek, bet mažiau nuo to. Ir dažnai ar krito svoris, krito. Tikrai neskaičiuok. Nes kažką teisingai darai. Snapshotą paimti gerai, bet neliguistai kiekvieną dieną tai daryti. Ačiū Juozai, labai optimistiškai pabaigėm šitą pokalbį. Ir jeigu jūs šiandien norite užeiti į sporto salę, dėkite širdutę. Ačiū Juozai. Dėkui jums. Jada. Dabar dar